Tai ką, manai, Kamilė, rekomenduoju žmonėms ten varyti? Good morning, friends. Varau dabar į rytinę jogą. Pusryčiaujam. Pavalgysim ir varysime į bananų plantaciją. Banana Experience. Atėjom į plantacijų turą, laukiam dabar savo gidą ir pirmas dalykas, kas pasitiko, tai kvapas. Kaip galvojat, koks kvapas yra bananų plantacija? Šūdų. Šūdų tiesiog smarvė. What is this for you? A grass. And if I tell you they have the same family? Wow! It's a miracle. It's the only grass on the world who gives to you fruit. Tai bananų turas mums labai patiko, gavom labai entuziastingą ir fainą gidę. Ir faina buvo pamatyti skirtingų dydžių bananų. Keletą lėliukų, daugiau užaugusių ir panašiai. Ir turo gale mums davė paragauti jų bananų be pesticidų užaugintų natūraliai. Su šūdais turbūt nežinau, tai visai patiko. Tikrai jautėsi, kad kažkoks natūralesnis bananas buvo. Ir tada mums davė paragauti bananinio vyno. Bet kadangi nesam alkoholio kažkokie fadai, nelabai galėjom atskirti ir suprast kažkokios skirtumus. Oi, kaip vynas. Nesijaučiu. Jo, tiesiog vyną gerai. Atvykome po bananų plantacijos į tokį random iš tikrųjų miestelį Costa del Silencio. Nuėjome į kavinę, kur turi gal tik tais tram atsiliepimų ir susipažinom su owneriais. Pasirodo tą padavėją, kuri mus priėmė, vardu buvo Maja, jinai yra iš Poland ir prieš mėnesį tik tais atidarė savo tentarų stadioniuką. Labai fainiai praleidom laiko, labai skaniai pavalgėm, pagėrėm kavytės, aš net palikau jums atsiliepimą, daviau patarimų, kaip gauti dar daugiau tų atsiliepimų, nes jų labai reikia. Ir dabar atėjom pasigrožėti kažkokiais vaizdais, kurių nerasi, gal Google Maps'ose, kad čia reikia varyti, bet tiesiog atvarėm į random miestelį ir eksplorinam. Tai žiauriai cool. Kaip tau, Kamilė? Patinka. Moteris laiminga. Happy wife, happy life. Tai va, Kamilė, galėtume čia gyventi, mes perkam čia namą, kaip visi influenceriai perka. Šiaip iš bėdos galim. Nu, kažkai iš bėdos. Nu... Ai, nusišniku, nesmultų. Galim pirkti. Viskas aišku, tai man reikia tuštinti savo piniginę, kaip sakoma. Tėvelių reikia paprašyti, kad duotų pinigų tėvelių, nes man tėveliai viską nupirkti. Tuomet nusprendėm aplankyti tokį viduramžių laikų renginį. Tai mūsų pasitiko labai gražus žirgai, karalius. Mums davė geltonos spalvos komandos tokią prijuostę, sakykime, ir yra kita komanda juodos spalvos. Ir gauna šitos komandos varžysis ir mums reikės čyrinti, švilpauti, palaikyti komandą visas 2 valandas, kad mes laimėtume. Kiek genera? Negras o amarillo. Ir buvome pasiruošę žaidimui. Tai atsisėdami savo vietas ir šiame šou gavom valgyt kaip šunys. Vyksta geltonosios komandos pastiprinimas. Mes visi gavome sriubos. Tam, kad galėtume rėkti ir laimėti. Kovoti. Prieš juodukus. Prieš juodą komandą, prieš juodukas, mes geltonukai. Kaip sriuba? Normaliai. Valgyklos, vaiba. Jo, true. Iš šunų dubenėlių. Žodžiu. Tai tas visas šou baigės truputį kitaip nei mes tikėjomės. Tik prasidėjus pasirodymui gal per pirmas 5 minutės tiesiog atsistojom ir išėjom. Per to vieno pasirodymo dalį pamatėm 15 red flagų, kurie tikrai akivaizdžiai rodo, kad tai nėra gera vieta gyvūnams. Nu, apskritai tiesiog išnaudojami gyvūnai yra dėl pinigų. Einam miegot ir Kamilė rytoj prisijungia daryti jogą su manim. Ne, aš tikrai nepasirašiau šitam bai. See ya! Bro. Bro. Kadangi šitas hotelis turėjo specialią vietą daryti jogai, kai saulė tik tai skyla iš pačio ryto, tai kaip aš nepasinaudosiu tokią galimybę? Tai praktiškai kiekvieną rytą kėliausi ir jau ten pasportuoti. Atvažiavome į Piskiną Natural Pool. Tai šitam pūle yra miręs ne vienas žmogus. Mačiau ne vieną atsiliepimą, kad Dieve mano nesimaudykit čia. Čia yra labai stiprios bangos, kurios nuneša žmonės. Ir tiesiog ateina turistai ir žiūri, kaip laukia, kol nuneš kažkokį žmogų. O kiti maudosi ir laukia, kol jos nuneš. Tai mes jau žiūrėsim savo filmuką? Taip, ir patys gal lipsim į... Ne, tu nelipsi tikrai. Įvertinsi pagal stasę. Sveiki visi, šiandieną aš rizikuosiu savo gyvybę ir lipsiu į Piskiną Natural Pool. Let's go. Aš einu rizikuoti savo gyvybę. Piskiną Natural Pool.
Šiandien buvo labai ramus oras ir nebuvo jokių pavojingų bangų, nuo kurių aš būčiau galėjęs mirti. Tai tiesiog ramiai pasimažiau savo šiam natūraliam baseinė ir sutikom nemažai krabų. Žiūrėkit, kiek krabų. Tokia fukaka. Ir taip šonu vidė, taip greitai. Ir čia, pažiūrėkit čia. Ai, matau. Kaip orai. Tai ką, sveiki kebriukai, atsisėdame į barą. Tai šiandieną bus drag show. Vyrai apsirengia kaip moteris, šoks, dainuos ir sakė, bus pati juokingiausia mūsų naktis šioje kelionėje. Žodžiu, mums buvo nejuokinga, mums buvo labai keista, ten suaugę vyrai šoko iš savęs, juokavo, apsirengė ten kos ne kaip bananas, kaip pingvinas. Mūsų gal truputėlį humoras kitoks yra, bet mums nelabai patiko. Ir aišku, kai registravomės, jie klausė, kokią progą mes čia atvykome, aš parašiau honeymoon. Nu ir jie tada prie manęs prisikabino. Hello, love. Hi. Hi. Hello. Lovely to meet you. And it's your honeymoon. Is that correct? Is that correct? Oh, congratulations, darling. Tada mums davė šampano, kurią mes visiškai negėrėm, nes nenorėjom. Ir tiesiog važiavom namo. Mūsų nuomonė apie Tenerifę. Tai ką, manai, Kamilė, rekomenduoju žmonėms ten varyti? Palauk, aš bandau prisiminti dabar viską. Aš rekomenduoju, tikrai faina nuvažiuoti pasižiūrėti, ką lietuviai ten mato. Kiekvienas mes savo įspūdį sukuriam apie tam tikrą vietą, tai manau tikrai verta. Jo, aš visiškai sutinku. Jeigu ir mūsų patirtis buvo vienokia, kokia vis tiek faina buvo, vis tiek mes daug labai ten patirčių visko įnešėm, bet nebuvo mūsų tokia vieta kažkokia, kur aš dabar ten artimiausių laikų norėčiau grįžti, ten, nežinau, pirkti namus, ten tu šitas per video sakai, kad ten nori pirkti, jau pusiau galim namą pirkti. Jo, taip sakai. Ciemų žodžius to. Tai tipo, nebuvo, kad mūsų kosmiškai sužavėjo, nes lūkesčiai buvo labai pakelti aukštai visų lietuvių, kad ten pysė, kaip Tenerife gerai, ten visi tos namus perka ir varo visas tas žiemas ten gyventi. Ką reikia žinoti žmonėms varome Tenerife, kokios tavo būtų rekomendacijos? Pasimti rūbų ne tik šortukų, bet ir kelnyčių ir megstinių, nes tikrai gali būti vėsų. Rūbai mūsų... Būkite atsargęs dėl tų skemų, nes tikrai ten gali pavogti, ypač turistotautose vietose visokiose, bet čia toks bendras patyrimas aplamai keliaujant. Turbūt tiek. Ja. Paskutinė mūsų honeymoon kelionė pamatysit Paryžiuje. Tas miestas, galiu jums išspoilinti, mus labai stipriai sužavėjo, tai laukit kito videko. Bye. Iki.